Pirmoje dalyje parodysiu tiesiog, kaip demontuojame seną dangą. Kaip matot, viskas lūpasi rankom, kol kas labai paprastai. Iki kol daeisime, žinoma, detalių, kampų, plintusų, kurių reikės pasidarbuoti, paimti ir perforatorių į rankas. Ypatingai norint nuardyti grindinį poliuretaną nuo skardų buvo iššūkis, tai visas perimetras apeitas su perforatorium. Jis kainavo daug energijos, tačiau pavyko viską nuimti. Čia dar matom paliktų dovanėlių iš praeitų meistrų. Klausimas atsakytas, kodėl plintusai atšokę nuo sienų, paliktos senos plevelės. Tai yra pirma dalis paviršiaus paruošimo. Kitoje dalyje parodysiu, kaip vyksta jau paruošimas iki galo, šlifuojant deimantiniais diskais. Visumoje viskas atrodo neblogai, tačiau yra daug grunto likučių, kuriuos buvo tikras iššūkis pašalinti.